Taip, tai sveiki, esame, kaip jau mus pristatė, Perkūnas Racing Team. Ir šiandien atėjom jums trumpai papasakoti, kuo užsiemame, kuo gyvename, ką konstruojame ir kuo tikime sudominti jūs, kad prisijungtumėte prie mūsų. Taip. Žinoma. Tai bendrai, trumpai apie ką kalbėsime. Prisistatysime, papasakosime apie komandos sandarą, nes vienijame gana daug narių, apie tai, kur esame dabar, kaip prie mūsų prisijungti ir, žinoma, paliksime kontaktus, lauksime jūsų klausimų. Tai per visą laiką tiesiog pamastykit daugiau klausimų, kad turėtumėt ko paklausti, kas jūs domins ir, užsirašykit, kad nepamirštumėt. Taip, tai esame pirmoji Lietuvoje Formula Student komanda. Planuojame į varžybas iškeliauti 2026 metų vasarą. Ir kaip ir bet kuri Formula Student komanda, turime savo misiją, tai nuo nulio suprojektuoti ir išbandyti savo pačių sukonstruotą lenktynių bolidą. Tai patys kuriame viską, pradedame nuo pat nulio, tai vadinasi nuo rėmo, elektronikos ir variklio iki programavimo. Visą tai svarbu apjungti verslo srityje. Tai reiškia, kad turime tokį tarpdisciplininį projektą, kuris kviečia ne tik vien inžinierius. Taip, tai Formula Student bendrai, ar jums girdėtos yra varžybos? Tai šiek tiek papasakosime daugiau. Tai čia labiau nei lenktynės tiktų būtent tas apibūdinimas inžinerinės varžybos. Čia studentai nuo nulio projektuoja, kuria verslo planą, rašo rėmėjams, dalyvauja lenktynėse, bet galutinis nusprendžiamasis faktorius yra ne tik tai, ar tavo mašina pajuda ties starto liniją, o būna beje visko, bet ir tai, kaip gerai dokumentavai visą procesą, ar testavai kiekvieną komponentą, kurį įdėjai į mašiną, ar tavo laiškai, kuriuos siuntei rėmėjams, vis dėlto buvo tikslingi ir bendrai kaip sekėsi varžytis ir aišku tose lenktynių dalyje. Tai pačios lenktynės buvo pradėtos 1981 metais, jose varžosi daugiau negu 600 komandų visame pasaulyje ir jos yra pasiskirstyčiusios per 50 šalių. Šių varžybų vyksta daugiau nei 30 kiekvienais metais, tai nuo pačių komandų priklauso, kiek jos spėja joms pasiruošti. Tai čia yra tik tais keletas iš mūsų, sakykime, planuojamų renginių. Tai gana abstrakčiai, bet mes planuojame dalyvauti šią vasarą Vokietijoje labai žymioje jų trasoje, kurioje taip pat dalyvauja ir įvairios kitos motosporto šakos, kaip sakykime, Formulė 1, turbūt plačiau žinoma, bei kitos. Tai taip pat ir Austrijos Red Bull ringas, turbūt daugam F1 fanų pažįstama trasa, Čekijos, Berno Čekijoje trasa, kuri yra tiesiog, sakykime, finansiškai patogesnė šalis atkeliauti mums kaip Lietuvai, tiesiog mažesni mokesčiai, įėjimas lengvesnis ir panašiai. Bei Lietuvos renginiai, tai Katų miestelyje daug renginių bandome surengti, pavyzdžiui, F1 sezono lenktynių peržiūros ir panašiai. Tai komandos struktūra. Tai mes turime, kaip ir bendrai esame komanda, bet labai esam plačiai prasiskirstę ir į komandą priimame absoliučiai visus žmonės, todėl kad reikia absoliučiai visokių nuo mechanikų iki programuotojų, verslo, vadybos ir taip toliau. Tai pradžiai mes turime iš mechanikos srities tai variklių departamentą. Tai turbūt jau kažkam kirba klausimas, kodėl mes neiname elektros keliu, nesgi elektra yra ateitis ir panašiai.
Čia vėlgi eina tokia taktika, jog mes esame visiškai nauja komanda ir mums reikia nuo kažko pradėti. Pradėti nuo elektrinio bolido, dėti akumuliatorių yra šiek tiek per brangu, tam reikalingas vienas didelis rėmėjas, kaip pavyzdžiui, sakykime, būtų Tesla. Bet kadangi mažai komandai pradėti nuo nulio su iš karto elektriniu varikliu yra šiek tiek sudėtinga, mes pasirinkome ekonomiškesnį būdą, tai vidaus degimo variklis. Tai šiuo metu mes turime jau nusipirkę variklį, yra iš sudužusio motociklo visiškai pilnai sveikas variklis, šiuo metu jis yra pilnai perinktas, veikiantis, tai kam domina, tai yra Honda CBR 600 RR variklis, puikiai tinkantis mūsų bolidui ir praeitose lenktynėse, praeitose sezonuose daug komandų yra pasiekusių aukštus rezultatus būtent su šiuo varikliu. Toliau važiuoklė. Tai dar viena antra mechanikų departamento dalis, irgi labai svarbi, kadangi visa amortizacija ir taip toliau yra labai daug susijusi su įvairiais teoriniais skaičiavimais, sakykime, negali būti per daug standi važiuoklė, nes pradės šokinėti ratai, pakils nuo žemės, prasisuks, negali būti per minkšta, nes visa mašina linguos ir energija bus iššvaistyta į visai kitus komponentus nei sukoncentruotą judėjimą pirmin. Tai irgi šiuo metu dar keletos detalių trūksta, bet taip pat, sakykime, yra tam tikros detalės, kurios ne tik turi būti suprojektuotos ir nupirktos, bet jas reikia patiems gamintis. Sakykime, yra įvairius elementai, kuriuos reikia mums patiems KTU naudotis infrastruktūrą ir patiems išsifrezuoti, išsitekinti su visokiamis CNC staklėmis ir panašiai. Trečioji paskutinė mechanikų departamento dalis tai yra kėbulas. Tai vienas iš preliminarių dalykų, kuriuos mes realiai vos ne iš karto pradėjome gamintis, projektuotis tiksliau. Kadangi kėbulas mes turėjome kelis variantus, sakykime, mes galėjom pradėti nuo anglies pluošto monokoko, bet tai vėlgi būtų labai prašmatnu ir prabangu ir mes tokių finansų tiesiog neturime, nes, kaip ir minėjome, pradedam visiškai nuo nulio, todėl teko mąstyti šiek tiek primityviau ir pasirinkome paprastesnės medžiagas, tokias kaip aliumininiai vamzdeliai. Šiuo metu bendradarbiaujame su Lietuvos įmonė Iremas, kurie mums ir gamina šį rėmą. Tai čia ir prasideda toksai šiek tiek iššūkių kelias, kadangi mes neturime viskai, sakykime, kai pradedam, mes neturim nieko pradžiai susiprojektavę, bet mums jau reikia rėmą turėti. Tai kaip mes galim turėti rėmą, jeigu mes neturim kitų detalių ir čia jau pradeda kirstis tokie keliai. Tai šitoje vietoje ir pradeda departamentai kartu komunikuoti ir bendradarbiauti, gaminant, sakykime, kad ir paprastą kėbulą, nes kiekvienas vamzdis negali kirstis su kitais komponentais. Pavyzdžiui, turim atsižvelgti, kuriais radiatorius, nes negali vamzdis eiti kiaurai radiatoriaus, negali variklis su kitu vamzdžiu kirstis, turi būti tam tikros tvirtinimo vietos pritaikytos ir panašiai. Tai labai daug komunikacijos ir labai daug įvairių kitų žmonių disciplinų yra įtraukta į tai. Elektronika. Aš pats esu elektronikos komandos departamento vadovas, nors ir studijuoju mechanikos inžineriją. Ką tai pasako? Aš nebūtinai privalau kažką labai stipriai mokėti vienoje srityje ir tik tais į ją koncentruotis. Aš galiu koncentruotis į visai kitus man
įdomius mokslus, bet ne tai, ką aš studijuoju. Tai irgi yra galimybė. Mes turime ir mechanikos departamentuose, sakykime, vadybos studentų, kuriems tiesiog įdomu pasižiūrėti ir atrasti save kitoje srityje. Tai elektronika yra kaip nervų sistema, sakykime, daug klaidų, daug įvairių dalykų, kurių mes patys nesuprantam ir bandom aiškintis, eidami vienas laidas po kito. Jame šitam bolide yra ir kompiuteris, aišku, kuris reguliuoja, kada yra paduodamas oras, kiek turi būti paduodama kuro į cilindrą, koks turi būti vadinamas fuel mixture ratio ir panašiai. Tai irgi labai daug yra tokio, sakykime, elektroninio skaičiavimo ir darbo su programomis. Tai vėlgi turime rėmėjus Rapid Harness, kurie yra sukūrę sistemą, programą, kuri skirta būtent vedžioti laidus. Toliau aerodinamika. Tai irgi tokia, sakykime, labai svarbi sritis, tačiau jų laimė jinai yra mažiausiai įtakos turinti automobilį, sakyčiau. Nes automobilis gali važiuoti ir be aerodinamikos, labai neefektyviai, jo niekas nespaus prie žemės, o tas reikalinga yra tam, kad automobilis galėtų kuo ilgesnį laikotarpį arba absoliučiai visą laikotarpį prilaikyti savo padangas prie žemės prilipusias. Kito atveju vėlgi pakyla padanga, ratas nuo žemės prasisuka, mes iššvaistome energiją. Tai aerodinamika yra labai svarbu, bet automobilis gali ir be aerodinamikos važiuoti. Taip, tai automobilis gali važiuoti ir be verslo, ar jis laimės be verslo. Čia yra dažniausiai studentams kylantis klausimas ir ta verslo dalis, strategija, kaip mes žiūrime į visą automobilio konstravimą, yra vienodai svarbi. Čia įtraukiame studentus ir iš kitų fakultetų ir verslu užsiema žmonės iš įvairių gyvenimo kelių. Čia prasideda nuo žinių apie tai, kokios įmonės Lietuvoje šiuo metu domisi studentų veiklomis, kokios turi arba programinę įrangą, kokią gali mums pasiūlyti, galbūt mums mainais gali duoti dalis, pakviesti į renginius, kur mes galime platinti savo vardą. Taip pat su verslo komanda dažnai keliaujame ir po mokyklas, nes žinome, kad Perkūnui tai tikrai nebus paskutiniai metai, kur bandome pretenduoti į Formula Student varžybas. Ir tų Formula Student pretendavimų mes nesam garantuoti kelioniai galutiniam bilietui į varžybas. Reiškia, kad investuojame ir į sekančią Perkūnas kartą, kuri turėtų prisijungti kitais metais, kai bandysime galbūt savo automobilį paversti elektromobiliu. Bent jau to tikimės. Tai dėrybų menas, viešasis kalbėjimas, visa tai yra dalykai, kurie jums pravers tikrai ne tik studijų srityje, bet ir už jų. Ir bendrai visa verslo komanda yra atsakinga už tai, kad visi inžineriniai sprendimai būtų finansiškai pagristi. Tai reiškia, kartais reikia pasibelsti į mechanikų komandoms į duris ir sakyti, pinigų nėra. Ir visa tai moko realaus gyvenimo ir bendrai visų didelių projektų valdymą. Taip, ir programų sistemos, pati priklausau mūsų taip vadinamai software komandai ir čia kuriame ne tik mūsų komandai reprezentuojančius puslapius, bet ir įrankius duomenų analizai, visas vairuotojo sąsajas ir simulacijų algoritmus. Taip pat skaitmenizuojame viso bolido valdymą ir bandome pasiekti tą pranašumą milisekundėmis. Vadinasi, būtent programų sistemos bus tos, kurios sužinos, pasinaudodamas telemetrijos duomenimis, kuri vieta mūsų bolide dar yra tobulintina. Tai visa tai veda prie duomenų galios ir būtent šioje
Komandoje turime ir daug studentų, kurie studijuoja duomenų mokslą, informatiką, o galbūt ir tik domisi šią sritimį. Kaip jau minėjau, bent jau man, kaip informatikos studentai, yra smagu turėti fizinį daiktą, prie kurio galime prisiliesti, tai vadinasi jau turėti bolidą, kurį galime testuoti, yra visai kitas jausmas, negu dirbti vien tik prie ekrano. Taip, ir trumpai apie etapus, kuriuos jau praėjome ir kuriuos praeina kiekviena Formula Student komanda. Tai pirmiausia, turime komandos kūrimą. Ši komanda buvo įsteigta anais metais ir čia tapome iš entuziastų į inžinierių struktūruotą komandą su specializacijom paskirstimais. Tuomet ateina labai sunkus, labai ilgas ir daug pajėgų reikalaujantis tiek žmogiškųjų, tiek psichologinių projektavimas. Tai mėnesiai prie CAD, įvairių skaičiavimų, iteracijų ir kiekviena mūsų detalė yra jau priimtas sprendimas, kuris pasitvirtins arba ne varžybų dieną. Taip pat viso šio proceso metu intensyviai bendraujame su tiekėjais ir bandome rasti įvairius rėmėjus, taip pat dėrėtis dėl medžiagų parinkimo ir visų gamybos tolerancijų. Ir žinoma, visą tai viso to proceso metu turime business komandą, tai verslo komanda, kuri užsiema biudžeto valdymu, verslo planų rengimu ir bendrai mūsų vardo garsinimu, tam, kad turėtume kuo įgyvendinti savo idėjas. Tai visi komponentai yra kaip ir jau parinkti ir beliko tik tais juos sudėti ir tam tikrų smulkmenų dar dasipirkti. Bet kaip minėjau, mes jau turime variklį, kurio yra gale, lyginant su kasdieniais automobiliais, gal netokį įspūdinga, tik 89 kW, bet turėkit omeny, kad tai yra 600 kubų variklis, sakykime, tiek pat galios turėjo ir 1,9 TDI variklis Golf 4 automobilyje, bet jisai yra tūrių kelis kartus didesnis. Svoris yra iki 300, tai yra mūsų siekiamybė. Dabartinis senas bolidas, kurį mes turime, sakykime, muziejuje, jo masė yra apie 300, šiek tiek daugiau. Ir jisai įsibėgėja per maždaug nuo 0 iki 100 per 4 sekundės, kas jau yra pakankamai maži skaičiai, sakykime. Tai mūsų siekimybė yra pagal dabartinius skaičiavimus su mūsų dabartiniam galiom ir komponentais mes apie 3,2 sekundės ir mažiau turėtumėm pasiekti, bei maksimalus greitis 200, tai mes dabar esame pasiekę 160 berods km per valandą greičiu, kol atsirado du kriterijai. Pirma, mums neužteko biški trasos, kurią mes turėjome ilgio, ir antra, prisiminėm, kas virino mūsų kėbulą, prisiminėm, kad tai darė studentai ir kad tas bolidas gali subirėti, tai šiek tiek atleidom gasą. Bet mūsų naujas bolidas turėtų apie 200 laisvai siekti ir trasos tikrai dar turėtų pakakti. Ir taip pat visi skaičiavimai sueina į maždaug šias kategorijas, tai yra rėmo geometrija, kurioje mes bandome apskaičiuoti visus, sakykime, įtempius, kaip dera vieni mazgai ir kiti, įvairios jėgų apkrovos, virtualus kreštas, tai kada mes bolidą virtualiai į sieną įstumėm tam tikrų greičiu ir žiūrime, kaip rėmas reaguoja. Tai reiškia, jis negali nesulūžti, nes rėmo ir yra paskirtis, kad jisai lūžta ir sugeria visą jėgą. Degalų sistema, kaip ir minėjau, fuel ratio turi būti optimaliausias parinktas, jeigu, kas žinot, vadinamas tas fuel mapas, kada kiek oro, ties kokiom apsukom, kiek kuro yra paduodama, tai turi būti parinktas optimaliausias, kad neviršyti
nurodytų normų taisyklėse, bei kad būtų kuo didesnis mūsų įsibėgėjimas ir pagreitis. ECU programavimas vėlgi yra daug sensorių papildomų, kurių reikalauja. Vienas, sakykime, kaip pavyzdys iš jų yra sensorius, kuris yra įdėtas į pradžią stabdžių cilindro, kada jeigu jisai aptinka, jog pedalas yra paspaustas, bet jokia jėga nesusidaro spaudžiamoji, reiškia, kažkur yra prakiuręs vamzdelis, jisai visą variklį turi išjungti ir aktyvuoti avarinį stabdymą. Tai daug tokių yra sensorių, giroskopų, kurie apvertus variklį, išjungia variklį ir taip toliau. Visą tai daroma dėl saugumo, nes vis tiek tai yra prioritetas, kadangi vairuotojų kiekis yra limituotas. Aerodinamika, kaip ir sakiau, nėra pati svarbiausia šiuo atveju, kaip mums komandai, kuri pirmą kartą bando išvažiuoti ir mūsų tikslas yra kol kas išvažiuoti, o ne didžiausius rezultatus parodyti, kadangi dar neturim labai su kuo jų parodyti. Tačiau aerodinamika vis tiek yra svarbu, todėl kad jeigu mes padarysime tokio bolido, kuris bus visiškai nevaldomas ir priešinsis vairuotojo daromiems manevrams, sukimams vairo ir panašiai. Tiesiog pats vairuotojas priešinsis bolido norimiems veiksmams ir tai dažniausiai rezultate gauname kažkokį tai autoįvykį. Taip, tai kodėl visą tai darome po KTU stogu? Tai pirmiausia, visą komandą surinkome būtent KTU patalpose. Čia radome ypatingai daug bendraminčių, kurie nori vystyti tą praktinį projektą. Tai tokios komandos, kuri išvažiavo su bolidu į Formula Student lenktynės, kol kas Lietuvoje dar neturime. Tad visi esantis KTU studentai labai norėjome, kad šis titulas tektų būtent KTU-nui. Ir bendrai suprantame, kad šis universitetas nuo pat pirmo kurso duoda galimybę dirbti su realiais projektais. Tai ne tik klausytis paskaitos, reiškia, jog jau turime žmonių, kurie turi pomėgių, ar jau yra prisilietę prie fizinio kokio nors projekto, kurie gali savo žinias pasiūlyti ir mūsų komandai. Taip pat komanda mūsų palaiko pramonės įmonės ir tai yra tiesiog tiesioginis ryšys su potencialiais darbdaviais. KTU vardas taip pat mums priduoda daug pasitikėjimo bei mentorius. Tai esame ne vien studentų komanda, nors pagrindinį darbą privalo atlikti studentai, čia vyksta inžinerinės varžybos, tačiau galime naudotis mentorystę. Tad turime daug dėstytojų, kurie mums padeda ir parodo teisingą kelią. Tai galbūt būtent šis projektas yra tas, kuris suveda su dėstytojais, su kuriais vėliau vystote projektus. Ir bendrai visus jūs paskatinčiau pagalvoti, ką norėtumėt matyti savo gyvenimo aprašyme arba CV pabaigę universitetą. Turėti ne tik diplomą, bet ir kokį nors fizinį daiktą, įdomesnę patirtį arba patirtį dirbant didelėje komandoje yra ne kiekvienas žmogus einantis į darbo rinką tą turi. Tad turėti KTU diplomą ir Formula Student patirtį, visa tai yra labai galingas derinys, kuris tokia pat gali išlaiko ir tarptautinėje rinkoje. Ir bendrai jau turite komandą, kuri laukia jūsų. Tai norėtume paskatinti, jeigu jau svarstote savo ateitį pradėti KTU, tai visada jūsų laukiame, ieškome naujų narių ir kadangi mokomės visi kartu ir esame iš skirtingų sričių, skatiname jūs taip pat pradėti mokytis kartu su mumis, nesvarbu, kurioje šiuo momentu savo kelio dalyje esate. Taip, ir ką gausite iš mūsų, tai dirbame su SolidWorks, Ansys, MATLAB, visais inžineriniais profesionaliais įrankiais, kurie yra naudojami pramonėje.
Taip pat, kaip jau minėjau, turime gana didelę ir draugiškai dirbančią komandą. Tai 50 plus narių šiuo metu turime ir visą tai moko deleguoti darbus, moko spręsti konfliktus, siekti bendro tikslo, dėrėtis. Ir visi terminai, biudžetas, tiekimo grandinės, tai yra procesas, kurį turi išmanyti ne vien žmonės, kurie yra verslo komandoje. Ir to realios verslo situacijos, kuri nevyksta simuliacijoje, pasimokyti yra vertinga. Taip pat varžybos Europoje, komunikacija tiek su užsienio komandomis, tiek su užsienio studentais ir tas inžinerinis anglų kalbos lygis bus jums naudingas. Beje, verslo kompetencijos, kurias mes ugdome, tai verslo planas, visa sponsorystė, finansų valdymas, visą tai studijų programos moko teoriškai, o mes skatiname tas teorinės žinias pritaikyti, kad jos nedingtų palikus universitetą. Ir kiekviena detalė yra tam tikras kompromisas, vadinasi, renkamės tarp svorio ir tvirtumo, tarp greičio ir patikimumo ir šios tikros dilemos moko tos sprendimus priimti daug greičiau. Ir žinoma, galbūt tas sakinys, kuris pritraukia daugiausiai studentų į bendrai Formula Student varžybas, ne tik mūsų komandoje, tai yra tiesiausias kelias į F1 komandą, tai mechanikų komandas, crew bendrai, kurias greičiausiai matote pitstopuose per lenktynes. Tai ne vienas studentas yra būtent atrinktas iš Formula Student ir mes, kaip dauguma mūsų komandoje yra F1 entuziastai, šis pažadas mus gana domina. Taip, tai skatiname jūs prisijungti ir mielai priimsime jūsų klausimus. Apie mus galite daugiau sužinoti mūsų svetainėje bei Instagrame ir TikTok. Tai laikas jūsų klausimams. Taip. Kokios yra studentų formulių reguliacijos ir ar jos lėmė, kad vairuotojas nėra pasodintas baudžiamąją poziciją? Kokios reguliacijos? Tai reguliacijų, ta prasme, taisyklių yra labai daug. Yra kiekviena šalis išleidusi savo praktiškai taisyklės, kurios yra labai panašios, bet tam tikrai akcentai skiriasi. Ir tos taisyklės sudaro realiai, bijau pameluoti, bet vos ne arti 100 lapų ir netgi patekimas, sakykime, į tas lenktynės vyksta sausio mėnesį, kai žmonės susirenka iš komandos ir atsakinėja tokius klausimus iš tų taisyklių ir geriausiai surinkę daugiausiai balų surinkusios komandos ir patenka į tas lenktynės, kadangi konkurencija yra milžiniška tarp pačių komandų, kaip minėjom, jų yra virš 600 berods per visą pasaulį ir, sakykime, patekti, kad ir tas pačias Vokietijos ar Austrijos lenktynės yra labai sudėtinga. Dėl ko vairuotojas nėra gulimoj pozicijoje. Daugiausiai įtakos turi tos taisyklės, dėl to, kad yra apribojimai dėl įvairių bolido dimensijų ir, sakykime, jeigu pabandytumėm, mes dabar, jisai yra beveik gulimoj pozicijoje, nes yra tam tikri kampai nustatyti, bet jeigu bandytumėm guldyti visai kaip Formuliai 1 bolide, gautųsi kojos atsitrenkia į patį priekį, pedalams nebelieka vietos, o dar priekyje turi eiti toksai blokas, kuris yra padarytas iš šešiakampių visai kaip bitės korys. Jo paskirtis yra į sieną atsitrenkus bolidui tiesiai nosimi, to bloko paskirtis yra sugerti kuo didesnį smūgio jėgą. Tai jeigu mes dabar jį dar labiau paguldytume, mes turėtumėm arba kažkaip variklį traukti į galą, kas reiškia, kad masės centras jau pasikeičia, mes turėtumėm bandyti kažkur kišti prieki kojas, kur jau mums nebeleidžia dimensijos ir panašiai. Tai čia pagrindinė priežastis, tai jo.